Mes gyvename supuvusioje sistemoje, ji apgaulės būdų izoliuoja mus vienus nuo kitų ir nuo mūsų pačių ir iš esmės paverčia mus vergiškais ekonominės ir politinės produkcijos galios varikliais. Mašinos, kurios gyvena iš šios galios, yra institucijos, didelės korporacijos, vyriausybės, mokyklos, religinės institucijos ir net nepelno siekiančios organizacijos. Kiekviena institucija pasiekia tokį egzistavimo etapą, kai jos pagrindinė funkcija tampa savęs išsaugojimas ir įamžinimas, o ne tarnavimas žmonių poreikiams. Pavyzdžiui, kai vyriausybės tampa mašinomis, jos nustoja tarnauti žmonėms, o siekia išplėsti savo galią jų atžvilgių. Korporacijos teikia pirmenybę akcijų vertės didinimui, o ne kokybiškų produktų gamybai ar kitokiam tarnavimui visuomenės labui. Mokyklose mokiniai laikomi priemonė, o ne tikslu, religinės organizacijos narystę prilygina išganimui, nepelno siekiančios organizacijos ir labdaros organizacijos daugiau lėšų skiria lėšų rinkimui, o ne savo pirminiam tikslui. Neišvengiamai visos didelės institucijos ilgainiui tampa mašinomis. Šioje supuvusioje sistemoje mašinoms yra priskiriamos šios grupės, tai yra karinis pramoninis kompleksas, politinis kalėjimų, stebėjimų, žiniasklaidos, akademinis pramoninis kompleksas, žemės ūkio, medicinos ir pagrindinės religinės organizacijos. Visos šių grupių mašinos arba aktyviai engia žmoniją, arba sudaro sąlygas priespaudai tęstis. Su kiekvienu įrašu atskleisiu vis daugiau apie šią mūsų supuvusią sistemą. Prašau prisidėti prie mano kanalo augimo ir įgyti sekėjo statusą šioje socialinėje platformoje.